Gyveno viename nedideliame miestelyje mergaitė vardu Eglė. Deja, likimas lėmė, kad ji augo nuolat patirdama nepriteklių. Mat tėčio mergaitė iš viso nepažinojo, o mama mielai laiką leido draugų kompanijose su taurele rankoje. Gražūs rūbai, naujesnio modelio telefonas buvo nuolatinė neįgyvendinta Eglės svajonė. Žiūrėdama į madingai pasipuošusias bendraamžes, mergina jautė nuoskaudą ir pavydą. Ir kartą visiškai netikėtai jai nusišypsojo laimė. Einant gatve prie jos stabtelėjo prabangus automobilis ir pro pravirą langą žvelgė simpatiškas jaunas vyrukas. Nepažįstamasis pasisiūlė pavėžėti ir artimiau susipažinti. Susėdę lauko kavinukėje, jie šnekučiavosi. Ir jaunuolis, kuris pasisakė esąs vardu Marius, atidžiai klausėsi Eglės pasakojimų apie svajojamą gražų gyvenimą. Po to jiedu susitiko dar kelissyk. O vieną kartą Marius pasiūlė nesunkiai užsidirbti pinigų išsvajotiems daiktams įsigyti. Žinoma, mergina apsidžiaugė ir sutiko. Taip. Šiandien Eglės nebepažintume. Ji puošiasi žinomų firmų rūbais, jos rankose naujausio modelio išmanusis. Tik kažin, ar vis kitų nepažįstamų vyrų prisilietimai nenužudys įsivaizduotos laimės paukštės. Bet čia jau kita istorija.